Alus, čeburekai, kepta duona. Norit? Norit? Davai. Te, im. Nori, ne? 2 litai. 2 litai. Nu, du. O. Nebėr čeburekų. Nebėr čeburekų. Nebėr. Taigi užskačiai žais. Nesi savimi, kai esi alkanas. Imk ir tu. O. Dabar galim žaisti. Šiaip ar labai džiaugiesi laimėjęs tokį būtent konkursą? Labai. Tikrai laimingas esu dabar. Jam specialiai ruošėsi? Treniravaisi prieš tai? Nelabai, vakar tik vakarą savo krepšį kiemę pabandžiau, ką šiandien bandysiu ir viskas. Šiaip patys varžovai ar buvo dideli konkurentai? Nu, nemaži, tikrai gerai dėjo jo. Nesitikėjau iš tikrųjų, kad laimėsiu atėjęs pamatęs juos. Ernestas Jonkus. Nepavykėkit! Nu, vyriukai, sveikinimai. Kaip jaučiatės? Gerai. Ko čia vaikštot ant kameros? Koks jūsų komandos pavadinimas? Playboy. Iš kur čia tokį sužinojot? Galvojom. Žiūrit vakarai televizorių? Ne, žurnalus žiūrim. Žurnalus. Labai gerai. Vat kokie kartaugai. Ar sunku šiandien buvo nugalėti? Nelabai iš tikrųjų. Nevargo, ta prasme, nesuprakaitavot? Suprakaitavom, aišku, bet tai ne taip kaip Klaipėdai būna konkurencija. Tai kaip jaučiate šiandien? Gerai, labai. Nu, norėtume padėkoti mano močiutei Elenai, kuri mūsų komandą parėmė. Kaip čia parėmė? Nu, pinigais.
sumokėjo starterį. Nu, dar norėtume pasakyti, kad norėtume pacituoti Arną Malakauską. Atvedė, susirinko čia mergaičių būrys, nebuvo čia iš vis žaisti prieš ką. Nu ir buvo gražus oras, svarbiausia geras oras. Nelyja. Gerai, kaip šiandien, ateikit arčiau truputėlį, kaip šiandien švęsit, sakyk? Šampaną nupirksim ir viskas, ir namo. Suvalgysim. Manas vaikiškas ar jau tas vyresnių? Vyriška, nu tai ką jūs čia? Kokia jūs komanda? Vagnerius ar kaip? Wagneris. Ai, Wagneris. Aha, gerai. Kaip šiandien sekėsi pasiekti tą būtent čempionų Olimpą? Sunkiai, bet tai šiaip netaip laimėjom. Sunkiausia, aišku, finalas. Gerai, tradicinės klausimas, kaip šiandien žadate atšvęsti šią pergalę? Švęsim. Gerai švęsim. Nu, kokie tai galėtų būti koks scenarijus? Šiaip kur nors į kavinę nueit, pasėdėti, atšvęsti. Paprastai. Panikiu pasikviesim, aišku. Ja. O taip? Panikiu. Rimti reikalai, tai vyrai pas panikę skubėkit, gerai? Gerai, ačiū Jums. Hi! Hello. Nu, tai ką šiandien liūdesys, džiaugsmas ir nerimas, kaip čia dabar iš Jūsų veidų galima suprasti? Ko tu čia klausinėjai? Ai, tai aš išeinu tada gal. Nu gerai, grįžtu. Iš vis ką čia jie žiūri, ne, mes galim taip pakalbėti. Nu, aš sakau, kas čia žiūri? Ne, supranti, salūnė, ten litras bokalas, 4 litrai. 4 litrai, nu, supranti. Gerai, tai ką, dabar receptas dėl tos trečiosios vietos Open turnyre koks? Receptas? Nu ką, ėjom trečią vietą, važiuojam į Taliną, ne? Ir viskas, laimim viską. Aš galvoju, jį galim pamėti dabar kaip Vladą Garastą legendiniai Žalgirio laikais. Galim. Nu, tai paimam. Visų pirma, norim padėkoti visiems, kurie mus palaikė kartu. Ir nežinau, tiesiog puiku, laukiam dar pusfinalio ateinančio. Open turnyre, ar ne? Taip. Tai ir šiandien reikia susikaupti dvigubai kažkaip, ne? Jo. Openas vis tiek, kaip bebūtų profesionalai, patyrę žaidėjai dalyvauja kiekvienais metais. O mes iškart patekom į pusfinalį, taip kad bus sunku, bet mes kausimės. Mes uždegam signalinės ugnis garso švyturius į karaliaujanės prie ryto garso į monitorius, kas smegenis iššoktų, kad iš kojų verstų, kad žmonės mus girdėtų už 100 varstų. Tušiai nebarstom, sotus nuo vaivorykščių, užgelbės ir užim, nebūdami net porušių, kaip skelbėsi pušim konkorčius, taškelį porčius, realiai dėl visas gyvenimo tai norinčius. Pusis nedarmės skolaus, kaip norint gali spausyti, nesulauksit, tu kas savęs negirdėjai. Jūs kaip koks kažkiai besmirdnai. Žaidžia visi ir niekas prieš Jūs negali nugalėti. Kelintą kartą į Maskvą važiuoja? Į Maskvą važiuojam antrą kartą tik tai, bet važiavom daug į pasaulio kelis kartus čempionatus, į kitus rimtus didelius turnyrus. Tai jau patirties turim toj srity, bet naudodamas progą noriu padėkoti visų pirma pogrupyje vieniems mūsų priešininkams. Mums tikrai sunkiausias varžybas buvo pogrupyje ir tikrai per stebuklą, galima sakyti, patekom į kitą etapą ir stengiamės jau antrą šansą nepaleisti. O tikrai pogrupyje buvo puikios komandos ir buvo sunkiausia žaisti pogrupyje. Gerai, klausim čia, ko tikitės Maskvoje? Kaip ir visi tikimės laimėti. Pagrindinis yra mes kai buvom prieš kiek čia, 2 metus. Tai buvo geriausias rezultatas yra mūsų komandos pusfinalį išėjome ketveriukė, nes kitos komandos, kurios buvo nugalėtos Lietuvoje, labai anksti iškrisdavo. Tai tikimės, kad tie doleriukai ateis pas mus dabar. Peržengsim pusfinalio barjerą. Mums vis tiek važiuojam nedalyvauti, nežaisti pusfinalį ar kažkur tik laimėti stengsimės, tik tai. Jokios audros, jokios liūtis, mums nekliūtis, žmonės paliūdės iš